Taigi ne su nakvynę važiuojam. Noriu pasakyti, kad mane užknisa mano vyras. Ką aš padariau? Mane pastoviai daužo, puola ir po to, kai gauna atgal jau, tu kaltas, tu neatsiprašai nieką. Čia buvo paskutiniai žodžiai, kuriuos jūs girdėjot. Ne paskutiniai, dar pridėsiu, kad vakar užbaigėm kelionę, į Raseinius nevažiuosim. Skaitėm, kad lankytojam užlipti negalima, mes viską po laiko paskaitom. Ne tai, kad prieš viską susižiūrėtum, po laiko pasiskaitom, kad būtų... Šiandien rytą. Jau kai susidėjom daiktus, tai sakau, tiesiog šiaip ant bairio nuvažiuojam prie 2 bokštų, kurios irgi lipti neina, bet tiesiog įdomiai atrodo kaip pilis tokius bokšteliai kažkokie, nu, žodžiu, pamatysim. Ir kas smagiausia, lyja, tai per lietų, per šlapę žolę eisim. Norėjau pasakyti, kad mes dabar iš Kauno važiuojame į Labūnavos bokštą, o tada iš Labūnavos bokšto važiuosime į Dvaro bokštą. Tai va, kiek mes dabar važiuosim iki jo? Nežinau, iki Nestės tai važiuosim 7 kilometrus, o toliau kaip Dievas duos. Kiek iki Nestės važiuosim? 7 kilometrus. Kur ta Nestė? Tam gale Kauno. Tai va, supratot. Kodėl pigaus kuro nepadarys? Keičiu kelionės expectationus. Tikiuosi, kad mes vienas kito tiesiog neužmušim. Ir kažkuris iš mūsų liks gyvas. Tikiuosi, kad aš. Važiuojam į tą lietų, kurį matote priekyje kaip rūką. Jeigu matote per Gedimino nenuvalytus langus. Dėl tavęs. Geriau. Tai va, šiaip ne taip atvykom prie bokšto. Nu gerai, lengvai atvykom, bet čia tai tragedija koks vėjas. Čia dabar pasislėpę minimaliausiai vietoj ir taip belia kaip pučia. Vėliava daužosi, atrodo to išskris. Pats bokštas labai visai fainai atrodo, gaila užrakinta, negalima į vidų patekti. Tiesiog griuvėsiai, aišku, ten vidai. O ką apie patį dvaro čia bokštas, taip? Buvo dvaras, iš viso dvaro, iš visko. Čia teritorijos išliko 2 bokštai, tai mes esame prie vieno tų iš bokštų. Čia buvo nužudyti partizanai, 11 partizanų ir jų šeimų, kurie buvo viduje tuo metu, kai susišaudymas vyko. Čia tokia liūdnesnė vieta iš tikrųjų yra. Tai kaip ir kapinės galima sakyti, realiai. Ten žvakių padėta, tai jo. Rekomenduojam šiaip ateit pasižiūrėti. Karvytėms mirda. Kažkur, kažkas vienas atsiliepimas, ar buvo lyg, kad galima kažkaip Kėdainių ten kultūros ar kur ten... Centre gauti raktus. Turizmo kažkokiam centre. Ar Labūnavos net seniūnijai galima būti. Kažkur galima gauti raktą, išsiprašyti ir tada atvažiuoti ir į vidų pakliūti. Jeigu norit, galite susirasti tą komentarą, Google komentaruose po šitą vietą yra klausimas, ar pavyks, bet gal pavyks. Mes tiesiog pasigrožėt atvažiavom. Važiuojam kur dabar? Jau bandyti į antrą bokštą patekti? Dar antrą bandom paieškoti? Paieškoti, jo. Nu gerai, dar antras kažkoks panašus netoli. Turėtų būti. Bokštelis dar turėtų būti. Tai let's go. Nuleptų tik tai. Suradom tą antrą bokštelį, žiauriai netoli, bet nėra kaip normaliai prieiti, nes jisai ten. Bandom eit Juste? Gal.
Nu, ką gali pakomentuoti apie šitą antrąjį bokštelį to pačią Čia prie matyt, pastato? kad jis pradėtas rekonstruoti, bet labai seniai neužbaigtas. Įeiti nėra pro kur, užlipti nėra pro kur, ateiti nėra pro kur. Ten yra kažkoks praėjimas, bet pro sodybas kažkaip nenorėjom, tai ėjom lauku, netripėm visų tų augaliukų, bet traktorius yra pravažiavęs, tai traktoriaus tuo keliuku praėjom ir tada dar buvo išmindžiotas vienas takelis, tai grinai neliečiant augaliukų praėjau jo, kad tik nesugadinti žmonėm, kuo daugiau užaugintų. Support žemdirbystė Lietuvoje. Bet kad čia patekti per tą sodybą, irgi čia sudėtingai, čia nėra jokio keliuko. Visur, o prie pat pastato belė kokios žolės, už mane aukštesnės, tai ten, kur įdomiausia, ten už mane aukštesnės žolės ir medžiai gal net jau auga iš ten. Sunku suprasti. Tai va tiek, va, apie antrą važiuom kur? Tai kaip dabar grįžti iki mašinos? Vėl pro tą patį kelią. Ir grįžtam į mašiną ir važiuojam ten už Kėdainių prie dvaro, tiesiog bokštas, ne? Tiesiog šiaip įdomus. Gražiai atrodė. Gražiai atrodė. Tai nuvažiuosim, pažiūrėsim. Gal dar pavalgyti reiktų kažkada. Tai tiek žinių dabar, judam atgal. Apsisaugojimas nuo lietaus ir vėjo. Nuo vėjo svarbiausia reikia, nes žiauriai košia tas milžiniškas vėjas. Opa. Gal stipriau reiktų, ne? Nieko, važiuojam. Sako, netripia nieko. Visas žolės įtripia ir nuėjo prie kviečių lauko. Kažkaip nepanašu, kad nieko jis ten netripia, užtiktas nusikaltimo vietoj. Support žemdirbystė Lietuvoje. Čia Gediminas darė kviečių angelą, girtas biškį išgėręs. Taip, Gediminai. Neverskim lapų atgal. Biškį griovį nuvažiavom. O šiaip tai varom valgyti Kėdainius, ne? Neskanus karbonadas. Ne, šiaip gal normaliai tas karbonadas, ką žinau. Žodžiu, kievas skanus. Ir dabar? Labai atvirkštinė situacija vakar pietų. Jūs tie skaniai pavalgė, aš pusėtinai. Bulvytės skanius, tam Čarliai buvo užtat labai. Džiaugiuosi. Dabar dar turėjau kavytės, jei nupirka kavytės iš Circle K prabangiai. Ir dabar važiuojam į dvaro bokštą. Taip, iš Kėdainių į dvaro bokštą. Ir kelio yra 15 kilų nuo Circle K ir 16 minučių važiuosi. Belikė kur 10 eurų va. Jūs tik pažiūrėkit, kas sėda už vairo, kas vairuot, aš negaliu patikėti. Wow! Jau gali baigti čia. Stebuklai vyksta, kas už vairo. Vaje, žvėris. Nu gero kelio mums. Dievulio apsaugomas. Automatų vairuotoja. A few minutes later. Koks čia greitis, galima kažkaip veizo, kelią, kažką. Dar kelią man sutada. Okay. Artėja pats baisiausias justas dalykas, posūkis į kairę, neskis į antrą, susilėtink su antrą. O gali Tai jau pirma, ne? Jau pirma. Laukiam, tvarkingai. Opa, kokia šaunuoliai, Išsukau. Ai, čia jo maistai? Jo. Nu, nelabai. Tik nesustok baloje. Svarbiausia. Čia biškį prilėtik, sustok pažiūrėti, kas čia vyksta.
Nevažiuok į balą. Kliumstam, ką. O, vaikyti. Gerai, kad čia sausiau biškį. Nes jau girdėjau, kaip ratai sukosi. Gal čia sustosite? Gerai, atvažiavom prie bokšto. Nežinau, ar išvažiuosim. Va čia va, matome biškį ratukai prasisuko. Ai, tai gal pravažiuosim. Nu čia biškį po balos buvo sunkiau į kalniuką užvažiuoti. Šiek tiek. Gerai, kad nuo kalno važiavom. Geras, kad pravažiavom. Nu jo, ten gerai, kad nepaklausė manęs ir nestojo, nes ten biškį šlapoka. Na, tai kaip čia smagiai pravažiavai. O kaip aš neužklimpau. Nu dar ne tiek, bet man į kalną girdėjos, kaip prasisuko va čia va, labiausiai. Šnekam, kad žiauriai fainai būtų užlipti, nes matosi čia laiptai, tai aišku, per kamerą nesimatys, bet yra laiptai, viskas, ten tiesiog sutvarkyti reikia, čia aišku užrakinta. Bet žiauriai fainai ten turėtų vaizdas nuo viršaus, lik medžius viršė, tai kaip ir turėtų kažkas matytis. Ir čia 56 metais šaunuoliai mokiniai iškėlė vėliavą, išdrįso, užlipo, užkėlė vėliavą, pagarba už Lietuvą. Kaip tau bokštas? Ką reiškia čia vairavimas ar bokštas? Bokštas. Ką, jau gražus, fainai. Gaila, kad užlipt neina, ne? Galvoju planą, kaip atrakinti duris. Jau jūs te patyrė adrenalino vairuodama, jau ten per offroadą dar pralėkė su miesto mašina. Tai dabar jau ieško, kaip patekti į bokštą, užlipti, išlaužti duris. Tai jau, čia tik spina, bum ir lipi. Nieko sunkaus. Aplinkui biški žolės, iš kitos pusės sunku apeit, nebent erkučių norit pasikaudyti, aš erkučių bailys, tai vis tiek einu paskui jūs tai. Bet kadangi čia laiptai yra, tai čia ne vandens bokštas, ne? Ne, čia normalus bokštas, gynybinis gal bok. Įdomiai. O kur dvaras? Nežinom, kaip čia yra iš tikrųjų, kaip čia kas. Bet atvažiavom, pasigrožėjom. Fainas bokštas. Jeigu tai atvažiavom, jo, į tą. Važiuosim turbūt toliau arba dar kažką veiksim, nežinom, patys. Kad jau atvažiavom prie bokšto, tai reikia ir patį dvarą pažiūrėti. Sustojom prie kažkokių miškų ir agrarinių ar ko ten mokslo centro ir jūs tai ėda surelį ir geria savo kakavytę. Ir nesimato per tave, tu per didelis, aš nemoki filmuoti. Per maža. Tai dvaras atrodo žiauriai gražiai. Nu, gerai, gal ne maks gražiai, bet aplinkui fainai, kad vanduo ir ten tiltas padarytas. Čia cool yra. Tai einame pasižiūrėti. Tai šitas mokslo centras, kai vokiečiai išvyko 1919. Apie ką tu šneki, taigi čia yra tas mūtas agrarinės, o mūsų dvaras tai tenais. Taip. Kai vokiečiai išvyko 1919, kaip dabar 2020 buvo, tai 1919. Tai jie įkūrė... Ūkio technikumą. Ne jie įkūrė, o Dotnuvoje atidaryta žemės ir miškų ūkio mokykla. O seni vaizdai. Dabar atrodo taip, viskas super duper kaip ir priklauso atnaujinta. Pateikti seniausią informaciją. Iš mokyklos į technikumo, iš technikumo į akademiją. Nu tai šitas pastatas tiesiog atsirado 19. Ir šalia yra dvaras, kuris... Neatsirado pastatas 19-aisiais, jau buvo nuo... Žodžiu, 17 amžiuje jau šitas pastatas buvo. Nu tu nesišnei. Žodžiu, o dvaras tai pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėtas 1542. Kaip nuotraukutės atrodo. Tai mes einame į pažiūrėti žiauriai senas. Tai kaip čia viskas vyko? Aš pasiduodu su tavo informacija pasenus arba neteisinga, aš pasiduodu. Aš čia 2 sakinius perskaičiau, tai ką man daryti? Tai viską skaityti. O kaip pat dvaras atrodo?
Tai va, pagaliau grįžom po sunkios antros dienos kelionės į Kauną. Dabar 9 vakaro. Šiandien bent jau ne iki 12. O vakar iki 11, pusė 12. Nesvarbu. 11 vakar grįžom namo, tai šiandien biškiai anksčiau grįšim. Iki 10 sugebėsim namuose būti. Gediminas dar norėjo užsukti kažkur, sako, tai kur važiuojam, dar kam kur. Raseinių, davai, šaunu. Bet sakiau, ne, mes esam pavargiai, išsekę ir reikia grįžti namo. Tai kaip kelionę vertini? Vakar dienos kelionę su įdomiais bokštais. Tai labai skaitau, šiandienas čia keli bokštai, tai tik parodymui jum, kur galima. Neužlipti, bet pasižiūrėti. Tiek iš mūsų vlogo pirmojo ir paskutinio. Nepamirškit palaikint, kad daugiau jų nebūtų. Iš naujo gali sakyti, šitą mūsų video nebus. Kodėl? Tavo negatyvo nereikia šitam video. Kodėl nereikia? Pritrauksiu negatyvą, kad tikrai niekas nežiūrės, nu. Nu ir taip nežiūrės niekas. Tai ką filmuoji? Nes kad to laiminga būtų. Tai laikinkite, žiūrėkite, dalinkitės ir komentuokite. Tiek šiandien ir šiam kartui. Viso gero. Ate.